Sveiki, mes esame komanda RAD ir mes šiandien pristatysime, kaip Lietuvos gyvenimo kokybę per pastaruosius 20 metų paveikė įstojimas į Europos Sąjungą. Mūsų komanda yra sudaryta iš 3 asmenų - Radvilės, Airistos ir Daugirdo, ir mes esame iš Herojaus gimnazijos. Dalyvaujame kategorijoje B. Mūsų tikslas šiame projekte yra analizuoti gyvenimo kokybės rodiklius Lietuvoje po įstojimo į Europos Sąjungą. Šią temą pasirinkti mus paskatino mūsų kiekvieno aistra domėtis ekonominiais rodikliais, istorija bei statistika ir mūsų šeimos, tėvai, seneliai, kurie matė ir net patyrė Lietuvos išsilaisvinimo ir kitimo laikotarpį patys. Taip pat pastebėjo gerėjančią gyvenimo kokybę. Sveikatos kokybė. Stulpelių spalvos nurodo, kokiai finansiniai grupiai atstovauja Lietuvos gyventojai. Nepaisant finansinių grupių, visų klasių sveikatos kokybė yra labai panaši. Lietuvos gyventojai vertina savo sveikatą tarp geros ir vidutiniškos. Labai gerai vertinančių savo sveikatą yra ženkliai daugiau negu blogai ar labai blogai. Kiekviena stulpelių spalva žymi skirtingus Lietuvos Respublikos rajonus. Rodikliuose galima matyti gyvenimo trukmės pokytį, kuris yra teigiamas. Lietuvos ekonominiai rodikliai. Šie rodikliai vaizduoja pragyvenimo kainą Europos žemyne bei tų kainų bendrą vidurkį. Pagal pateiktus duomenis pragyvenimo kaina Lietuvoje yra 22% žemesnė nei pateiktas Europos vidurkis. Tai leidžia numatyti, kad gyvenimas Lietuvos Respublikoje yra pigesnis ir praktiškesnis negu kitose Europos valstybėse. 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir oficialiai pakeitė valiutą iš litų į eurus. 1 euras lygu 3,45280 lito. Reiškia, kad Lietuva įgijo beveik 3,5 kartų stipresnę valiutą, o tai padėjo supirkimo gale. 2004 metais, gegužės 1 dieną, Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos. Po Lietuvos prisijungimo prie Europos Sąjungos valstybės BVP pradėjo augti. Gamtiniai rodikliai. Po įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvai pavyko atsikratyti didelio kiekio išmetamų dujų. Vėliau matome, jog Lietuvos rezultatams stabilizuojantis rodiklis paaugo, tačiau kursas vis tiek nestatytas žemėti. Lietuvos rezultatai dėl Jungtinių tautų organizacijos siekio sumažinti CO2 yra stebinantys palyginus su kitų šalių progresu. Statistiniai duomenys rodo, kad Lietuvos Respublikos užterštumo lygis ženkliai sumažėjo palyginus su ankstesniais dešimtmečiais. Palyginus 2024 metus su 2004 metais, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, galima matyti stiprų progresą ties aplinkos taršos mažinimu. Kiti rodikliai. Per pastaruosius 20 metų eismo įvykių labai sumažėjo. Tai rodo padidėjusią saugumą keliuose. Kartu sumažėjo ir sužeidimai, ir mirčių skaičius. Ši statistinė lentelė parodo, kad mūsų valstybės saugumo situacija ženkliai pagerėjo po įstojimo į Europos Sąjungą. Kuo indeksas žemesnis, tuo saugesnė yra mūsų aplinka. Čia vaizduojami skirtingi dabar aktualūs gyvenimo kokybės rodikliai lentelėje. Čia yra gyvenimo kokybės rodiklių grafikai. Nors kai kurie rodikliai rodo nuklydimą nuo tobulo gyvenimo kokybės rodiklio, tai nėra įstojimo į Europos Sąjungą padarinys, o tolimesnių valdžios sprendimų bei įvykių sekos rezultatas. Peržiūrėję statistiką galime drąsiai teigti, kad Lietuvos gyvenimo kokybės indeksas ženkliai paaugo per pastarosius 20 metų ir tėvų pasakojimai buvo paremti ne tik nuomonė, bet ir faktais. Pristatyme naudojami rodikliai atitinka gyvenimo kokybės indekso rodiklius, todėl juos pasirinkome. Ačiū.